Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai, kaip padaryti, kad galėtume patys kuo daugiau atlikti sodybos tvarkymo ar netgi nedidelių statybos darbų. Iš tiesų Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie puoselėja savo sodus ir sodybas ir labai nori daug darbų nuveikti ir dažniausiai reikia samdyti. Tai aš matau, kad jūs atvažiavote su sprendimu, kad nereiktų nieko samdyti ir bent jau tol, kol įsirenginėja, galima tiesiog turėti savo nuosavą techniką. Tai plačiau apie tas galimybes. Technika, kurią dažniausiai žmonės sodybose nuomojas, tačiau tikrai tai yra greit atsiperkantis dalykas ir nuomotis tokios technikos tikrai šiais laikais nebeverta, nes tikrai nebekainuoja tiek daug, kiek anksčiau kainuodavo. Taip, tai ką mes čia dabar turime ir kur galime pritaikyti? Tai dabar turim labai populiarų modelį KR38. Tai su juo galima naudoti netgi 35 skirtingus priedus, tai tiek žemės grąžtai, žemės frezos ir statybų srity labai naudoja visokios betono maišyklės. Iš tikrųjų labai plačiai galima naudoti šį modelį. Tai yra Liftrex gamybos mini krautuvas, kuris valdomas gale atsistojus, labai paprastai, su 2 vairalazdėm, tiesiog tiek valdomas priekinis kaušas, tiek važiavimas pirmyn, atgal ir vairavimas. Taip pat turim centrinę svirtį, kuri reguliuoja hidraulinį srautą, grąžtui galima jungti vieną pusę į kitą pusę sukti, ar ten betono maišyklę ir valdyti hidrauliką. Tai su šita įranga galima žolę paruošinėti sėjimui, yra aeratoriai, yra grąžtai, tai galima ir tvoras montuoti, ir sodinti, galima betoną maišyti, yra maišyklių visokiausių. Šiaip labai daug darbų galima su vienu krautuvu nuveikti. Įmonės Jakpo direktorius Einoras Paliukas sako, kad ši technika tinka tiems, kurie rekonstruoja savo sodybas, tvarkosi namų aplinką, taip pat tai technika, kuri tiks ir smulkiam verslui ar statybos įmonėms. Taip pat turim ir mini ekskavatorių, kuris išties yra labai konkurencinga savo komplektacija. Turi labai gerą kasimo gylį, net 1,80 m. Ir turi visus galimus komplektacijos komponentus, tai ir greitas jungtis, ir joystick valdymo sistema, ir kaušo prispaudimus, vikšrai platinasi, siaurinasi. Toniniam ekskavatoriui beveik jau nebeįmanoma daugiau komplektacijos sudėti. Šiam ekskavatoriui dar galima keisti lyginimo kaušus plačius, vartomus, nevartomus, rąstų griebtuvą galima uždėti, grąžtą galima tvorai, norint statyti, uždėti. Ypač šitam modeliui tai labai patogus valdymas ir tikrai nesudėtingas. Kaip ir minėjau, yra joystick valdymo sistema, tai reiškia, kad yra elektroninis valdymas ir kuris dažniausiai būna prie pat sėdimos vietos, tai daug patogiau valdyti, negu būna hidraulinės valdymo vairalazdės. Čia turime mini ekskavatoriaus porą priedų, tai yra lyginimo planiravimo vadinamas kaušas vartomas. Populiariausias priedas mini ekskavatorinis. Galima žemes užsilyginti, sakykime, kažkokią persikast. Taip pat turim mini ekskavatoriaus priedą grąžtą. Lygiai toks pat grąžtas montuojasi ir ant mini krautuvo, tik keičiasi pats siurblys. Čia yra 90 cm gylio grąžtas, bet galima uždėti jam netgi iki 1,50 m gylio. Toliau turime mini krautuvo priedus, tai yra žemės freza. Galima paruošti daržą, išfrezuoti žemę. Taigi su šitą žemės frezą galima paruošti tikrai didelius plotus, ir 6 arus, ir daugiau. Jos plotis yra net 1,10 m. Sekantis priedas yra šakės su prispaudimu vadinamos. Tai jos skirtos yra labiau ūkininkams, kas fermose dirba, paimti mėšlą, paimti šiaudus. Tai yra betono maišyklė, su kuria maišomas betonas, labai populiarus priedas statybose, nes jau turint krautuvą tikrai galima nebrangiai dasipirkti betono maišyklę ir bus labai mobilu, galite išsipilti, kur nori tą betoną nuvažiavę, tikrai labai praktiškas priedas.
Einoras Paliukas sako, kad tiek sodyboje, tiek statybose būtų galima panaudoti dar apie 30 įvairiausių padargų ir priedų, kurie palengvins jūsų darbus.